Sveiki, aš Viktoras, kviečiu į svečius, prašom užeiti čia. Aš Viktoras, gyvenau ilgą laiką Dakaro socialinių globos namų aplinkoje ir pragyvenau netoli 20 metų ir paskui į grupinius išvažiavom gyventi, o dabar gyvenu apsaugotam būste, jau apie 3 metai bus greitai. Labiausiai man patinka gyventi apsaugotam būste, kadangi jaučiuosi pilnavertis žmogus, turiu mėgstamą veiklą ir, kaip čia pasakius, paprasčiausiai daugiau laisvės yra. Galėjau išvažiuoti pas giminių. Jau metai, kai gaminam žmonėm maistą, kviečiam į draugų kiemelį. Aš tenai padedu biškį prie gamybos, jeigu ką reikia, ar svogūną kokį nulupti, ar dar kažką padaryti. Paskui einu į kavinukę, ten nukaičiu kavas, nešvarius indus paimu, aišku, stalus servaruoju. Man sunku buvo, kol aš pripratau, kaip dirbti su žmonėm. Ypač labiausiai sunkiausiai buvo, kai reikėjo servaruoti stalus, sunešti indus, sudėti į tam tikras vietas, tai man buvo labai sunku, kol aš įpratau. Kai dabar išmokau, man patinka labiausiai virti kavą. Kai dabar dirbu socialinėse dirbtuvėse, jaučiuosi laimingas ir pilnavertis žmogus. Man patinka bendrauti su žmonėmis ir to naudojuos, mėgaujuos. Mano vardas Laima. Parėjau čia iš Adakavo su gera nuotaika. Stonaičius pensionate gyvenau 20 metų. Iš ten išėjau į Adakavą. Adakave išbuvau tik 3 mėnesius. Iš karto mane atvežė čia, į apsaugotą būstą. Ir labai stipriai esu patenkinta, laiminga. Nueinu pas giminių, ateinu į caretą padėti, susitikti su draugais, pasikalbu, kavos atsigeru. O socialinėse virtuvėse dirbu įvairius darbus. Man visi darbai patinka. Man labai smagu su kitais dirbti, kitiems padėti. Smagu labai, kad ateina daug tauragiškių valgyti. Nu jau tikrai ką geri. Mano vardas Aividas. Daug metų gyvenu Dakare. Gyvenu apsaugotame būste 3 metai. Man patinka čia ateiti. Su kitais susitikti ir kartu dirbti. Skutu bulves, pjaustau, išplaunu indus.